Ką tik žygis Varom už Lietuvą pravarė tikrai ypatingą atkarpą, kuri vadinasi Vilties keliu, jei neklystu. Taip, Vilties taku ėjome. Vilties taku. Ir iš tikrųjų čia padėjo mums ir brolis Benediktas, ir kiti pranciškonai, nes čia ateityje bus atgaiva sunkiai sergantiems ir jų giminaičiams ir artimiesiems. Ir aš manau, kad brolis Benediktas papasakos daugiau mums. Aš labai džiaugiuosi, kad mes renginiu Varom už Lietuvą atidarėm naują gatvę, Savanorių gatvę, kuri ženklina ir mūsų tikslą, nes savanorystė tikrai išgelbės Lietuvą. Ir čia dabar mes pradėjome statyti Švento Pranciškaus onkologijos centrą, buvome liudininkai tos varpinės šventinimo. Reiškia, tie varpai vėl sukvies visus žmonės, kurie tūno ligoje vieni. Nes labai svarbu, kai žmogus suserga vėžio liga, kad jis nepasiliktų vienas. Tai tie varpai turi tokį tikslą išjudinti, pakviesti, ateik čia, mes būsime kartu. Todėl ir tas kamuolio varimas mums buvo labai svarbus. Mes varėme kartu. Mes tik kartu, eidami per vėžio ligą, galime pasveikti. Todėl labai džiaugiuosi, kad mus įtraukėte į savo akciją. Mums taip pat labai malonu, kad sudalyvavote ir tikrai tokioj ypatingoje ceremonijoje atidarėme tokios įstaigos, kurie aš tikrai tikiu padės daugeliui. Ir aš dar labai tik noriu paprašyti, kad į šį kamuolį įkrautumėt mūsų tautiečiams, lietuviams, visai Lietuvai kažką, kas manote yra svarbu. Aš dabar tą kamuolį palaiminsiu, kad jis tikrai gautų prasmę, kitokią prasmę, daugiau galbūt dvasinę prasmę, kad tai būtų Viešpatie Dieve, iš tavo dosnumo turime gyvenimą, iš tavo dosnumo turime jėgą, iš tavo dosnumo turime visus gabumus. Todėl meldžiu, palaimink Lietuvos krepšininkus, palaimink, žinoma, visus sirgalius, palaimink rėmėjus ir palaimink šį kamuolį, kad jis visada pasiektų tikslą per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.